Ingrida Kazlauskaitė geriausiai apibūdintų palyginimas Barbė devyndarbė. Vienturtė žinomų tėvų dukra, skirtingai nei galėtų pasirodyti, neatrodo išlepusi. Pastaruoju metu ji dirba tiek, kad miegui lieka vos 3 valandos. Tikrai nesu aš ta, kuris sėdi per dienas ir laukia, kol kažkas atneš lėkštę ir įkiš į burną auksinį šaukštą. Visko pati užsidirbu. Savo komunalinės išlaidas ir tą prakeiktą šildymą, kur žmonės atiduoda paskutinius kąsnius ir lieka. Aš taip pat moku didžiulius pinigus už tą patį šildymą ir turiu daug daugiau suktis, kad išsilaikyti. Įprastai Ingridos diena prasideda 7 ryto. Užvėrusi nuomojamo buto duris Vilniaus senamiestyje, jis skuba į pagrindinę savo darbovietę – prodiuserinę kompaniją. Televizijos laidas kuriančioje įmonėje Ingrida dirba prodiuserio asistente. Negaliu pakęsti tinginių. Esu smulki moteris, bet tinginių aš galiu ir užpakalį spirti. Labai gaila tų moterų, kurios praranda norą, polėkį, siekti savo tikslų užsidirbti, nes atsiduria šalia seno turtingo vargšo vyro, kurio dienas neskaičiuoja, nes tik tai geriausiai ir sugeba. Dar vienas Ingridos pajamų šaltinis – dainavimas. Scenoje ją galima išvysti ir su tėvais, ir su projekto Šarka merginomis ir viena. Laiko ji turi rasti ne tik koncertams visoje Lietuvoje, bet ir įrašams. Tad svarbus punktas Ingridos darbotvarkėje – įrašai pas garsų kompozitorių Deividą Zvonkų. Vakarus jau pusmetį Ingrida leidžia ne namie ant sofos, bet repeticijų salėje. Joje su šokių partnerio Ovidijumi ji neretai užsibūna iki vidurnakčio. Paklausta, kas jos energijos variklis, Ingrida atsako – tai troškimas įrodyti, kad ji turi daugiau nei tik žinomą pavardę. Jeigu nori tobulėti, nori palikti pėdsako, nebūti tik bukai graži su vyro kreditinė kortele, privalai dirbti. Nori kažko daugiau pasiekti, siek, dirbk. Tik taip žmonės gerbs, protingi žmonės gerbs.